Kaip dabar rinka? Šiandien svečiuose turim mūsų interjero dizainerę iš Mivi interjero dizaino studijos. Dirbam labai plačiai iš tikrųjų. Dirbam tiek su namais, tiek senos statybos, tiek naujos statybos, tiek nuo visiškai cemento iki rafto, pridėjimo. Labas, Ernesto. Labas, Loreta. Sveiki visi. Sveiki. Tai sugrįžtam šiandien su antroju podcastu. Šiek tiek gal uždelsam, bet žiema, pavasaris, pereinamieji laikotarpiai padaro savo. Tai šiandien sugrįžtam su nauja tema. Manom, kad tikrai bus aktuali ir palies tikrai daugelį. Jo, tai aš ką norėjau papildyti, kad tema tai turbūt tikrai aktuali. Dabar pavasaris, vasara artėja, prasideda visokie tai statybų darbai, tie patys įsirenginėjimai irgi daug mielesni, kaip sakant, ir malonesni turbūt negu žiemą. Tai šiandien turėsim svečiuose interjero dizainerę. Taip, ją pristatysim šiek tiek vėliau, bet visų pirma, aš norėjau Ernesto tavęs paklausti, kaip dabar rinka? Nes klausimas, manau, visiems labai aktualus, man irgi labai įdomu, kaip pas tave juda. Jo, tai ir visi apskritai klausinėja visada, atėjus pavasariui kažkaip tai viskas pasikeičia, atrodo, ar ne? Tai aš visą laiką pastebiu, kiek metų dirbu, tai pavasarį visą laiką atsigauna sklypų, sodybų, sodų rinka, turbūt pas tave tas pats, bet butai, namai kol kas taip, sakyčiau, gal vangokai. Nu, palyginus, sakykime, galbūt su kokiu tai sausio mėnesiu, nes man atrodo, ir pas tave sausis buvo toks pakankamai aktyvus, bent jau pas mane tai tikrai. Ir šiaip su dauguma kalbėjau, kad būtų pardavimai ten buvo tokie, kaip sakant, pakilę po švenčių, bet dabar, sakyčiau, vangiau, tai vat sodai, sklypai prasideda, kaip sakant, sezonas. Su tuo startuoti reikėtų, jo. Nežinau, nes dabar ta rinka tokia labai įdomi, aš ir biure su kolegom bendrauju ir klausiu, ar sakau, čia pas mane viena, taip yra. Nes, iš tikrųjų, apžiūrų mažiau, skambučių mažiau, realiai žmonės daugiau užsiregistruoja gal į tas atviras duris, kurias tu darai, tarkim, pastebėjau. Arba ten socialiniai medijai, jeigu daliniesi daugiau, tai irgi būna parašo, bet kad skambint, jie nenori. Tai va tas labai toks triki momentas, kad net nežinai, kaip prieiti prie to žmogaus. Jo, bet su tom atvirų durų dienom, tai aš iš tikrųjų jau pastebėjau, nežinau, gal turbūt pastarieji man metai tokie būna, kartais tikrai, įkeli kažkokį tai objektą, sakykime, į aruodą tą patį ir niekas nepaskambina, pavyzdžiui, kol nepaskelbė atvirų durų dienos. Man tai atrodo, kad mes apskritai keičiamės ir keičiasi galbūt mūsų, nežinau, kažkokie tai įpročiai turbūt, ar ne? Daug paprašiau nebepaskambinti, bet tiesiog parašyti. Arba man dar, sakykime, irgi būna labai dažnai parašo tiesiog elektroninį laišką, tiesiog į užklausą atsiunčia, kad nori apsižiūrėti, bet rašo žinutę arba, sakau, į paštą laišką, bet nebeskambina. Tai čia, man atrodo, kažkas tai šiaip pasikeitė pas mus ir, vėlgi, mums bijo tiesioginio kontakto. Jo, šaltas skambutis gaunasi. Jo, bet mums kaip brokeriams turbūt irgi reikėtų, turbūt prisitaikyti prie tos, kaip sakant, esamos situacijos ir aš tai labai mielai organizuoju tas atviras duris, kažkaip tai pasiplanuoju laiką ir man patogu, nes matau, kada kas atvyks. Ir žmonėms patogu užsiregistruoti, tai aš nematau tam ir nieko blogo. Taip, susiplanuoju. Ne kiekvieną dieną kažkas vaikšto, o vieną kartą į savaitę gerai. Kažkokį tai laiką pasiskiri, ten valandą, dvi ir tas labai patogu. Tai kas nežino, yra tokia funkcija, kaip sakant, skelbimų portaluose, kuomet gali tiesiog paskelbti kažkokiu tam tikrų laikų atviras duris. Ir priimt žmonės tuo metu. Jo, tai tai tokia įdomi iš tikrųjų situacija. Tai su tom atvirų durų dienom dar kažkaip tai pavyksta prisišaukti, kaip sakant, tų klientų. Dar kitas dalykas irgi, ką dabar irgi darom, atsinaujinam nuotraukas iš po žiemos. Taip. Tas labiausiai iš tikrųjų erzina, nes turi visų objektų, realiai, ypač ten sklypų arba kokių projektų, realiai ką nufotkinai sausį. Gruodį, tai realiai viskas, dabar jau kovas, balandis, tai dabar realiai laukia iš tikrųjų balandžio, kad biški po Velykų gal tas... Visų žaliuos gal, jo, bus toks atgimimas, kai aš sakau, po Velykų, tai saulės daugiau ir tų bent jau pumpurų kažkokių ar žalumos, šiek tiek žolė pati atsigauna. Tai iš principo irgi yra patarimas gal ir, nežinau, žiūrovam, norėjau sakyti klientam, bet jo žiūrovam, kurie pardavinėja savo objektus, kad irgi atnaujinkit, nes objektas tiesiog įgauna to šviežumą. Tai šiaip įvedant gal dabar į interjero temą, nes vėlgi
Turėjau tiesiog tokią šviežią situaciją savaitgalinę, kur pardavinėjau aš dalinės apdailos namą ir realiai klientai užsikabino tik už to, kad jisai bus įrengtas. Tai čia kaip ir kalbėjome, man atrodo, praeitą kartą. Kaip ir pirmoji mūsų šitą pašnekesį laidoje. Kaip kalbėjom, tai iš tikrųjų tas yra ir tas veikia. Kad gautų tą pilną paketą, kad jau iš karto tu gali įeiti. Aišku, terminai labai svarbus, kad ten ne pusmetis būtų ir taip toliau, bet vėlgi, kaip ir žmonėms visiems sakau, viskas priklauso nuo to, ko jūs norėsit. Tai va, bet momentas yra tas, kad žmonės užsikabino tik už to, kad objektas būtų įrengtas. Tai va, tai galėsim tada pasikviesti mūsų interjero dizainerę ir pakalbinti, užduoti tos klausimus ir žiūrėsim, ką patars, ką atsakys ir... Jo, nes tų klausimų iš tikrųjų daug ir mes susidurėm turbūt ir šiaip žmonės galbūt kasdienybėj, tie, kurie įsirenginėja, ten kažkuo tai yra prisilietę arba tam pačiam Facebook'e, kurį mes labai dažnai minim, ar ne, nes ten visi klausimai vienoje vietoje, tai apie tos įsirengimus tikrai daug visko yra ir visokiausių ir mitų, tai vat labai norisi iš tikrųjų gyvai pakalbinti žmogų, kad jis galėtų papasakoti iš savo tiesiog darbinės patirties, kokia iš tikrųjų yra situacija, kokie mitai yra, ne mitai galbūt, ir kas yra apskritai. Kokie patarimai. Jo, kokie patarimai. Gerai, tai einam atsivesim. Jo, kviečiam. Labas, Milda. Labas, Loreta. Tai kaip ir minėjau, šiandien svečiuose turim mūsų interjero dizainerę iš Mivi interjero dizaino studijos. Tai Milda, gal galėsi plačiau prisistatyti ir papasakoti šiek tiek apie save. Tai iš tikrųjų tai dirbu ne vienus metus interjero dizaino srityje ir dirbam labai plačiai iš tikrųjų. Dirbam tiek su namais, tiek senos statybos, tiek naujos statybos, tiek nuo visiškai cemento iki rakto pridavimo, tiek tik tai atnaujinimai, sakykime, būstų. Tai iš tikrųjų ta paslaugų amplitudė pas mus tikrai labai labai yra plati. Gali žmonės kreiptis ir iš tikrųjų išieškom paslaugos paketą patį tinkamiausią klientui. Tai, kas jam yra aktualu, kad jeigu tai norisi, sakykime, tik tai sujaukinti būstą, galim ir tai padaryti, tai tiesiog nėra taip, kad mes užsiimam tik tai pilno projekto, ar ne, kad nuo cemento iki rakto, tai nėra taip. Čia buvo vienas iš klausimų. Nes aš irgi buvau pasigalvojus, nes dažnai būna klausia patys klientai, sakykime, ar gali, tarkim, tik tai vienu kažkokiu tai atveju padėti, ten kokį techninį planą paruošti, ar ten dar kažką, tai galima. Galima, pas mus galima, nes iš tikrųjų tai yra mūsų kolegų interjero dizainerių, kurie užsiima tik tai pilnais projektais ir jų neskaido ir nedaro tik tai, sakykime, elektros apšvietimo plano arba išplanavimo. Dažnai žmonės kreipiasi, kad būna nedidelės kvadratūros būstas, ar ne, ar tai senos statybos būstas, nori griauti sienas ir nežino, kaip optimaliai ir ergonomiškai išdėlioti visas patalpas. Tai mes galim tai padaryti, išdėliojam patalpas, paleidžiam klientą, jeigu bus reikalinga, jis ateityje gali kreiptis visam interjerui sukurti namų. Tai labai labai universalu, sakykime taip. Bet labai gerai, labai patogu, nes ne visada reikia to pilno, kaip sakant, paketo. Iš tikrųjų dabar apskritai šiomis dienomis yra taip, kad tikrai būsto kainos yra ženkliai pakilusios. Nepaslaptis. Tai iš tikrųjų žmonės kreipiasi šiek tiek pritaupydami, kad dėl to jie ir nori skaidyti tas paslaugas, kad šiek tiek susimažinti. Nes labai brangiai perka būstą, tada nori sutaupyti kažkur kitur ant medžiagų. Medžiagų kokybė tikrai, ten sakykime, apie grindis ar ne kalbant, yra laminatas, vinilas, parketas, parketlentės ir panašiai labai labai daug, ar ne? Ir visi įsivaizduoja, kad tik parketas, čia pats kokybiškiausias, ilgamžiškiausias ir panašiai. Taip, tai yra gryna tiesa, tai yra per amžius, iš tikrųjų tikrai taip yra. Bet galima atrasti ir iš tikrųjų šiai dienai pasiūloje yra labai labai daug gerų kitų variantų, sakykime, vinilo laminato, kuris netitinka tos pačios, sakykime, faktūros, ar ne, kaip parketo, bet galima atrasti labai labai gerus variantus už labai labai prieinamą kainą. Tai realiai klientam galėtum patart, kad tarkim, kokį geresnį vinilą pasirinkti šitoje vietoje, kad nepermokėtų. Tiesiog atsižvelgiant į biudžetą, mes dažnai ir į biudžetą, mes klausim klientų, koks yra biudžetas, mes atsižvelgiam į biudžetą,
kad tiesiog sutilpti ir kad klientas visapusiškai būtų patenkintas, kad netaikom tik į brangiausias, sakykime, medžiagas, brangiausius šviestuvus, brangiausius baldus ir panašiai. Tai iškomunikuojam. Labai pagrindinis gal tas šūkis mūsų ir yra, kad komunikacija su klientu, kad išsikomunikuoti, kad liktų visapusiškai patenkintos abi pusės. Ir mes rezultatu, ir klientas tiek biudžetu, tiek ir pačiu rezultatu. Bet ir kokybė iš tikrųjų pati irgi svarbu, tai vat, kad žmogus, sakykime, nepražioplintų kažko, ar neprisipirktų to, ko iš tikrųjų, kas yra nekokybiška. Tai irgi turbūt turit visus ir kontaktus, žinias, kur ką nusipirkti, ką geresnį. Labai su daug ko bendradarbiaujam, ne vienus metus dirbam, jau dabar skaičiam ketverius metus. Tai pati toj srity 5 metus, bet vat grinai su šitą studiją 4 metus. Mes pačios ir esame įkūrėjos su kolegė, tai tikrai tos patirties ir draugų toj srity yra nemažai. Bet Milda, sakyk, aš dabar irgi tokį klausimą galvoju, gvildenu. Dauguma galvoja ir tai, ar yra mitas ar ne, kad dizainerio paslauga yra prabangos prekė? Šiai dienai jau nebe. Mano manimu, tai yra būtina paslauga, nes tikrai yra labai sunku, čia vėlgi iš savo prizmės ar nekalbu, bet iš tikrųjų ir pati įsirenginėjau namus ir tikrai suvokiau, kad labai reikalinga yra ta paslauga, nes negali kiekvienas būti visų galų meistras, ar ne? Kiekvienas dirbam savo darbą. Kad ir kaip norėtų. Sveikas požiūris. Sakykime. Tai iš tikrųjų, man tikrai ir iš asmeninės patirties, ir iš darbinės patirties matau akivaizdžiai, kad tikrai yra reikalingas tas interjero dizaineris. Žinoma, kiekvienas dirbam savo darbą, kiekvienas turim savo įkainius, bet reikia komunikuoti. Mes, konkrečiai apie save, nežinau kaip kolegos, maždaug preliminariai žinau kainų rėžius, ar ne, kad tikrai yra labai labai brangių studijų, yra ir vidutinių, ar sakykime, vidutinės kainos studijų, tai atsižvelgiam lygiai taip pat į kliento ir poreikį, ir biudžetą, kad tikrai norisi, kad rasti tą viduriuką. Bet šiaip labai faina, kad tu gali rinktis, tarkim, aš noriu kambarį, nes būna kokia mergaitė ir berniukai ten pasijaukint kambarį, arba kai užauga vaikai ir neturi tos vietos, ten nenori keisto būsto ir padaryti vaikam bent jau tas erdves kažkokias ir labai faina, kad gali rinktis po erdvę, o ne, nes yra tikrai, ir man pačiai yra tekęs susidurti su interjero dizaineriais, kurie Tik tai aš pilnas nuo A iki Z ir viskas, kitaip aš neimu, nes man tiesiog neapsimoka. Tarp kitko, visai nesenai, pasakėjai apie mergaitės kambarį, visai nesenai, prieš pusę metų gal turėjom tokį projektą, labai mažą, kur mergaitei buvo faktiškai iki kokių 90 metų sukurtas kambarys, lovytė nedidelė, o ji jau paauglė. Mes realybėje atvažiuojam į objektą ir matom, kad ta mergaitė gana aukšta, ta lovytė nebetelpa, gal, nežinau, kojos lauke. Tikrai taip. Ir mes žiūrim ją, įsėdė ant tos lovos, sakau, bet tau ir kojos kabo, ar ne, sako, aš į kamaliuką susirietus miegu. Sakau, tikrai taip reikia. Tai iš tikrųjų tai buvo, kad grindų nekeičiam, sienas keičiam, sienų dažnai spalvą keičiam, grindų nekeičiam, kaip minėjau, duris paliekam. Prisitaikom prie situacijos ir atnaujinam, baldus pasigaminam taip, kad būtų patogu, klausiam, kokie pačios hobiai yra, galbūt jis labai labai mažutis, ten gal 8 kvadratai, tik tai tas kambarėlis buvo, bet viską kompaktiškai taip sudėliom, kad jai būtų fainiai. Nežinau, ar jau įgyvendintas, reikėtų priminti. Ne visada taip spėjom susisiekti su visais, reikėtų susisiekti su klientė ir paklausti, kaip pavyko tas įgyvendinimas. Bet šiaip procentaliai, sakykime, kiek, ar daugiau tokių, kurie, užsakymų pas tave pačią, sakykime, ar daugiau tokių, kurie po vieną erdvę, sakykime, kažką tai nori atsinaujinti, ar daugiau tokių, kurie nuo A iki Z, sakykime, ten. Labai įvairiai, iš tikrųjų, bet dabar šiai dienai daugiau ateina užklausų tų, kurios nori, sakykime, yra naujos statybos ar namas ar kotedžas ir norėtų interjero dizainerio paslaugų, sakykime, techninių planų visam objektui, o stilistinio viso parinkimo ir interjero sukūrimo tik tai svetainės virtuvėse pagrindiniai zonai, ar ne? Tai tai būna, bet dažnai būna ir to atnaujinimo. Dažniausiai tai iš tikrųjų naujos statybos būna, bet erdvėm būna taip. Dabar turim tik pilnus projektus, taip sutapo, bet matau, kad dabar jau ilgainiui ateina tos užklausos tik tai kažkokiam skirstimui, kad matyt pataupant, nes faktas, kad
kaina skaičiuojama pagal kvadratūrą ir va, taip žiūri žmonės, kad būtų patogiau. Bet kokiu atveju gauna tų kažkokių mūsų pastebėjimų, pasiūlymų, ar ne, ir juos gali panaudoti ir kitose erdvėse. Tai bet kokiu atveju toksai mainai vyksta. O šiaip, jeigu grįžtant šiek tiek į pradžią, man toks klausimas tiesiog kilo, nes šiaip buvo klausimas ir žiūrovų, ten ar būtina kreiptis prieš perkant būstą. Nu, turiu minty, realiai, nes šiaip žmonės turbūt visą laiką kreipiasi tada, kai pastato, arba kai nusiperka, arba tiesiog kai nori remontuoti. Tiesiog, ar būtų toks patarimas, kad, tarkim, prieš perkant būstą pasitarti, ką galima iš jo padaryti? Nu, kartais gal žmonės ir neturi tiek laiko, bet gal jeigu tu planuoji pirkti, galvoji apie tai, kad tu pirksi remontuotiną būstą, tai galimai gal gali numatyti, kad tau reikės tokios paslaugos. Tai kaip tu galvoji? Dažniausiai mes sakom, kad kuo anksčiau, tuo geriau. Netgi prieš perkant, jau komunikuojant su nekilnojamo turto brokeriu, jau būtų gerai, kad tu kreiptumėsi ir kartu važiuotum su interjero dizaineriu, jeigu planuoji ateityje jau samdyti tokią paslaugą. Tai tikrai labai labai daug gerų sprendimų, nes mes atsižvelgiam į šeimos sudėtį, padėtį visapusiškai, ar ne, ir galim patarti, ar tikrai bus tinkamas, patogus ir ergonomiškas tas būstas ir objektas pačiai šeimai, ar žmogui, ar kažkam, ar ne. Šiaip aš atsimenu, mes turėjom projektą, kur mes važiavom prieš. Jo, aš pardavau klientų butą ir jie ieškojo nusipirkti. Ir mes tai padarėm, kad grinai prieš įsigijant tą būstą. Bet tas labai patogu, pavyzdžiui, pačiam pirkėjui. Nes supranti, 3 vaikai. Trys vaikai perka butą, vis tiek ten 4 kambarių beras buvo. Ir ten tas erdves reikėjo perdirbti. Gerai, kad mūrinis namas, tai šiek tiek su sienom buvo toks laisvės daugiau negu kad... Griovėm ten, permontavom viską, žodžiu, nes iš 3 kambarių norėjosi padaryti 3 vaikai, tai 4 miegamosius ir dar svetainę su tokią lounge zoną, ar ne jų. Tai bandėm, bet... Šiaip kosmosas, aš tai nebūčiau, turiu minti, aš ėjau į tą butą, man kažkur blokas yra, aš galvoju, okei, tą sieną gali išgriauti lygi ir ten kažkur, bet kaip? Bet pavyzdžiui, dabar irgi pasakyti, taip irgi pagalvojau, sakykime, o jeigu pardavinėjai dalinės apdailos, kaip pavyzdys, būstą, ar ne, arba perki, nesvarbu, ar ne, susiduri su tuo, ir pavyzdžiui, pasikviesti tave pačią, ar ne, kad tu pabraižytum, nežinau, padėliotum kažkokią tai vizualizaciją, kaip ten kas galėtų būti, irgi turbūt, ar ne, įmanoma, nes daug kas, tiesiog tos, kaip sakant, fantazijos neturi ir labai sudėtinga įsivaizduoti, kas galėtų būti. Taip, faktas, kad galima visapusiškai, sakau, čia taip galima laviruoti, jeigu yra tas kūrybingumas pas mus, ar ne, kaip interjero dizainerius, tai tikrai iš kiekvienos erdvės galima išlaužti labai daug, tik reikia pasėdėti, sakau, ta kūrybinė fazė turi ateiti ir iš tikrųjų tai tikrai taip. Nes labai, aš pati dažnai susiduriu, ateina kartais žmonės, tiesiog plikos sienos, betonas ir jie... Jūs žiūri kaip į naujus vartus. Taip. Nes kaip ir tu, Loreta, sakei, dėl įrengimo pasako istoriją, kad ten, jeigu tik tai įrengs, tai tada pirks, o kai jau betonas, tai daugumai tiesiog netinka. Taip. Tai jiems reikia bent jau minties, kažkokios vizijos. Dar noriu papildyti, Loretai, praeitą klausimą tavo, kad sakau, kad kreiptis kuo anksčiau, tuo geriau, ar ne? Ir dažnai būna labai tokia kertinė klaida pas klientus. Jie nusiperka, pasisamdo meistrus, tada kreipiasi arba pradeda ieškoti interjero dizainerio. Kas yra labai labai nepatogu, meistrai jau laukia, procesas visas užtrunka bet kokiu atveju mėnesį kaip minimum techninė dalis, ar ne, kol mes paruošiam, kol nusiunčiam klientui, kol pasitvirtinam, sukoreguojam ir tas toksai užburtas ratas vyksta, tai tikrai tai nedaryti taip. Tai čia kaip kreipiesi į banką, kad sužinotum savo galimybės visų pirma. Tai lygiai taip pat paskui pas dizaineriai, ne? Sąraše vertintojas, banko vadybininkas. Dar tas. Perdarysiu rekomendacijas. Nes dabar iš tikrųjų keičiasi ir pats žmonių požiūris, ar ne, į tos pačius brokerius ir dizainerius. Vėlgi, mes prieinam prie to, kad mes visko negalim patys padaryti, ar ne? Nei laiko prasme, nei žinių. Ir laiko nėra. Ir laiko, bet ir žinių stoka. Tiesiog susiduriu su tuo, kad dažniausiai nekokybiškai būna padaryta. Nes aš, pavyzdžiui, pati irgi, kai tenka pardavinėti, sakykime, labai puikiai matosi, kur yra dizainerio kurtas projektas ir kur aš pats dėliojau. Bandžiau, kopijavau, dariau, pavyko gerai, gyvenau, bet parduosiu. Taip, nes vien vietos, sakykime, prasme, ten nežinau, kad viskas sutilptų, visi daiktai mažame bute, jau jūs ten prigalvojat.
Mes stengiamės iš tikrųjų išgalvoti kuo maksimaliai ergonomiškesnį tą variantą, nes dažnai būna mažos kvadratūros tie būstai. Ir tikrai, sudėtinga viską sutalpinti, nes norisi ir sandėliavimo vietų, tai maksimaliai išnaudoti vietas, bet kad neatrodytų apkrauta, o atrodytų švaru, minimalistiškai taip. Nes iš tikrųjų tai interjere labai dažnai dabar žmonės bijo ir nenori tų spintelių atvirų, ten su stiklais labai daug, nes maži vaikai būna, galų gale reikia tvarkytis, tam reikia laiko, sako, nuolatos norisi palaikyti tvarką, robotas yra ok, grindys švarios, o lentynas nusivalyti, kad nereikėtų, ar ne, to dalyko tiesiog. Tai viskas, kad pagrindė dažniausiai, net nustebina, iš tikrųjų turėjom vieną klientą, kur norėjo per visą sieną, ten gal 2,5 metro, bet jie labai daug skaitantys žmonės, yra abu ir jį ir vyras, tai norėjo per visą sieną lentynų ir mes sakėm, kad tikrai teks tvarkytis, nes tai yra pagrindinė zona, svetainė zona ir virtuvė, viskas yra atvira, labai didelė kvadratūra, ten 2 aukštų namas buvo. Ir informavom tą dalyką, jų tai nenugazino, nes, sakau, jūs galit nepagalvoti, mes pagalvojom į priekį, ar ne, duodam patarimą iš savo net asmeninės patirties, toks buitinis atrodo, ar ne, bet tą lentyną nuvalyti jums tikrai prireiks minimum 40 minučių, nes viską išimti, ar ne, viską sudėti, visus daiktelius nuvalyti, norint, kad būtų švaru ir gerai, ar ne. Tai, jų nenugazino, mes padarėm, viskas tvarkoje, įgyvendino projektą liuks. Tai čia labai individualu iš tikrųjų yra, bet tikrai rekomenduočiau atsižvelgti žmonėm irgi į tokius dalykus, va toksai tipsas, sakykime, būtų, kad ir turbūt reikės laiko. Jo, ir turbūt tos pačios spalvos, ar ne, va, sakykime, virtuvės, ten kokių baldų, balta, juoda, ten, taigi, iš tikrųjų yra, kaip sakant, nepraktiškų tų tokių, ar ne, spalvų, kur reikės iš tikrųjų valyti. Įvedė į tą klausimą, kad ko vengti reikėtų interjere, kokių spalvų. Bet gal apimti taip, kad, žinai, nežinau, ne bendraja prasme, bet tarkim, ko vengti, reikėtų sanmazgę, ko vengti reikėtų virtuviai, ko vengti reikėtų, tarkim, pas save miegamajam, nežinau, nes kartais būna žmonės juodai nusidažo ir ypač vyrai, jie mėgsta tamsias spalvas, tai jo viengungių butai, kur yra, tai sako, vienas spalvas vargina, kitos suspaudžia, kitos praplatina, tai ko vengti, kas būtų... Tipsų reikia. Jo, ko vengti, ko nevengti. Tipsų, dalinkit tipsus. Žinai. Gerai. Iš tikrųjų, pirma mintis, kuri atėjo, tai kad neapsisunkinti, ypatingai jeigu tai yra nedidelės kvadratūros būstas, tai neapsisunkinti sunkiomis spalvomis, sunkios tai yra tos tamsesnės, galima įvesti akcentinės spalvas kažkokias, bet balduose vengti to, nes tą akcentinę spalvą, tą tamsią spalvą galima sukurti galų gale akcentiniais baldais, kuriuos galima ilgainiui pakeisti, ar ne? Kilimas, pagalvėlės, užuolaidos, ar ne? Sienų, dėja, sienų grindų tu greitai nepakeisi. Tai yra jau toksai ilgaamžiškas dalykas ir tiesiog rekomenduočiau to vengti, ypatingai mažose erdvėse, nes tamsi spalva dar labiau sumažina. Veidrodžiai. Aš dievinu veidrodžiai. Loreta, žinau. Ir eini ir atsitrenki paskui. Patinka man labai veidrodžiai, bet tai irgi yra tipsas, tai yra tokia optinė apgaulė, nes veidrodžiai didina erdvę. Ir aišku, galima daryti kažkokius dekorus, dekoratyvinius ar ne, iš dalelių kažkokias mozaikas dėlioti veidrodžiais, bet ištisas ilgas veidrodis jis ir švarą, ir estetiką suteiks, ar ne, ir nereikia toks žargonas gal būtų marmaliuoti, ar ne, prisimarmaliuoti. Nebijom mes čia. Paprastai šnekam. Skoningai tai turėtų būti, ar ne? Pačioms erdvėms, vonios kambarys, vėlgi spalvos klausimas, koks yra, kokia kvadratūra yra, ar ne? Dažniausiai, matai, vis tiek būna kokie 6 kvadratai. Jeigu senoje statyboje, kai sujungia virtuvės kažkokius vonę su tūliku ir gaunasi ten kokie 4-5 kvadratai, tai žiūrim iki 6 kvadratų, nes dažniausiai taip yra, jau nekalbam apie didelius namus, kur ten 10, kur jau gali prisiplanuoti daugiau, bet čia standartas toks. Jo, žiūrime tą tokį paprastesnį variantą, kur paprastų žmonių žemiškų. Ir ten turi tilpti viskas, dušas, tualetas, skalbyklė, džiovyklė, praustuvas, kuo didesnis, kuo didesnis, nes reikia patogiai praustis, ar ne? Tai sutalpinti įmanoma, tikrai įmanoma, viskas ok, bet mažoje kvadratūroje taip pat rekomenduočiau tada nenaudoti tų labai šaltų ar ne ir sunkių spalvų, nes tai dar labiau. Akcentinė taip pat, viskas ok, galima
labai būtina atkreipti dėmesį į metalo spalvą, kad metalo spalva dominuotų visuose namuose. Jeigu pasirinkom chromą, tai vadinasi chromas, ką turime omeny. Nes dažnai klientai iš tikrųjų nepagalvoja apie tai. Sakykime, santechnikai yra maišytuvai chromas, bet rankenos juoda, galima derinti 2 metalus, galima, bet tai turi atsikartoti. Tai iš karto, nes tokie maži dalykai, atrodo, niekas apie tai nepagalvoja, bet jie sukuria, tie akcentai, jie sukuria kažkokią bendrą visumą, jie apjungia namus visus, ar ne? Tai jeigu auksą, blizgų matiniai, tai auksą. Stengtis, galima derinti 2, bet per daug nemaišyti. Jie turėtų dėrėti, turbūt. Jie turėtų dėrėti, taip, labai atsižvelgti į tai. Tai vonios kambarys, vėlgi, kadangi bus greičiausiai ir džiovyklė, ir skalbyklė, nuo džiovyklės labai daug dulkių uždaryti, palikti vietos šiek tiek, sakykime, patį baldą montuojant, ar ne, palikti vietos, kad liktų atidarytos durelės, kad jis čia jau tokie praktiniai dalykai, ką reikėtų apgalvoti. Tai dėl spalvų tai tokie dalykai. Medžiagiškumas vėlgi, plytelių be galo didelė amplitudė yra pasirinkimo, be galo daug plytelių, nuostabių salonų yra ir tikrai mes turim labai daug draugų, su kuriais bendradarbiaujam. Nebūtina taikyti į patį brangiausią iš tikrųjų, nes pati iš savo asmeninės patirties galiu pasakyti, viename salone, gana prabangiam salone, aš išsirinkau vienas plyteles ir tada visai netikėtai kitame salone, kuris nėra labai daug išsimarketinę savęs, ar ne, labai daug žinomas ir panašiai, lygiai tas pačias plyteles, lygiai iš to pačio gamintojo ir iš to pačio vežėjo, už 2 mažesnę kainą radau, kur mane pačią šokiravo. Taip. Tai čia irgi būtų tas, kad nebūtina taikytis tik į tuos brandinius, ar ne, kad arba išieškoti. Taip, vėlgi, jeigu neturi tam laiko, tai gali padaryti interjero dizaineris. Tai kiekvienas dirbam savo darbą, ar ne? Tai tokie tipsai. Virtuvė. Atkreipti dėmesį, ar labai mėgstat gaminti, ar nemėgstat gaminti, ar labai daug laiko praleidžiat virtuvėje, ar mažiau. Tai čia labai individualus dalykas, bet aš rekomenduočiau vengti tų paviršių, kurie labai palieka pirštų anspaudus, nes tai erzina. Atrodo, nesuksiu aš čia galvos, nes yra labai fainos iš tikrųjų baldinės plokštės, kurios yra matinės, kurios yra blizgios ir jos iš tikrųjų nepalieka jokių, gal kiek brangesnės, bet virtuvės baldas tai nėra kavos staliukas, ar ne? Tai ką galėsi greitai pakeisti. Taip, ir šiaip tu naudoji kiekvieną dieną ir stalviršius ir viską. Ir tikrai, fasadų, sakykime, dureles tu galėsi pakeisti, jeigu norėsi, nes čia irgi toksai, triukas yra, kad gali pakeisti ir jau kitokia virtuvė atrodys, ar stalviršį pasikeitus. Bet pagalvoti, kad tikrai ta virtuvė stovės 5-7, gal ne 10 metų, kad būtų kuo kokybiškesnės, dar spintom, dar tu gali pagalvoti, ar ne? Tiesiog, kad atlaikytų pakabos, atlaikytų lentynos, stalčiai ir panašiai. Bet virtuvė dažniausiai iš tikrųjų iš patirties ir būna, kad klientai įeina į namus be lovų, be sofų, bet montuojasi virtuvę, nes be jos gyventi tiesiog. Visam mazgas ir virtuvė pagrindai. Du dalykai, kuriuos būtinai. Tai tokie tipsai iš tikrųjų mažuose, nes dabar pagrindas eina tie maži būstai, ar ne? Tai mažuose vengti. Geriau akcentiniais dalykais, kaip minėjau, kilimas, pagalvėlės, užuolaidos užima labai daug vietos iš tikrųjų sienoje, ar ne? Taip. Tokiais dalykais tiesiog susikurti tą visumą, ar ne, jeigu nori su sunkesniu, kad neapsisunkinti ir po to ilgainiui negraužti savęs, kad padariau klaidą, ar ne. Faktas, kad galima ir vizualizacijose labai dažnai pamato žmonės, kad ne, man patinka. Mums atrodo, kad šiek tiek sunku, kaip ir įeini ir sumažina tą erdvę, tamsi spalva, ar ne, bet irgi pavyzdys, vienas klientas norėjo tokio industrinio stiliaus, tamsaus, tokio gana sunkaus interjero ir kaip mes sukūrėm stilistinius koliažus, jam nusintėm, jis iš karto persigalvojo ir perėjo į žalias, samanos, pastelinės spalvas, lengva, šviesus. Šviesiau, kad čia tas pats, atsimušam vėl į tą, kad sakau, daugumą neturi tiesiog tos, kaip sakėm, fantazijos ar nevaizduotės. Tai jam reikia pamatyti vaizdą ir tada viskas gali pasikeisti. Taip. Tai tiesiog galima paslauga stilistinių koliažų, ar ne, sudėliojimas, spalvinės gamos parinkimas, kur iš karto tau neturi vizijos, bet tu pamatai, ar ne, kompiuterio ekrane ar telefone ir iš karto tau kaip ir daugiau, mažiau aišku, nes nestengiamės, o visada iš tikrųjų dirbam tik su realiais baldais, tik su realiom medžiagom, kurias galima nueiti, pačiupinėti, pamatyti, pasižiūrėti, ne kažkur iš Pinteresto ar interneto platybių, ar ne? Tai tokie būtų tipsai, gal išsiplėčiau per daug. Ne, tai viskas gerai. Žinai, Pinterestą paminėjai ir iš tikrųjų, žinai, žmonės ir daug tikrai idėjų ir
gali iš to Pinteresto pasimti, bet realiai, kai prisidaro iš to Pinteresto, susigalvoja, tai nėra labai realu. Pintereste atrodo labai gražiai, o po to sako, padarykit man taip realybėje. Sakom, neįmanoma. Bet čia va nuotraukoje tai įmanoma. Bet kodėl ten taip yra? Tai va galima, taip, nes techniškai čia yra Pinterestas, vizualizacija. Tai jo, ir kartais iš tikrųjų žmonės neskiria vizualizacijos nuo tikros, ant tiek gerai padaryta. Tai nuotraukos, ar ne? Jo. Ant tiek yra gerai padaryta. Bet jo, vizulkės reikalingos tiek realiai ir namo fasadui kartais kitam statyba vyksta, kad suprast, kaip atrodytų ir interjerui tam pačiam. O klausyk, dabar irgi prisiminiau, tau gal teko, pavyzdžiui, pačiai susidurti, pas mane buvo irgi keli klientai, kurie iš kiniečių, iš to paties AliExpress užsisakinėjo, ten šviestuvus, bet ar jie kokybiški, ta prasme? Taip. Viskas gerai. O aš tai nesupratau, kaip jis atsiunčia. Nu, ta prasme, tu sakai šviestuvą ir kaip jis nesudūžta. Ne, tai jis supakuoja, žinok, viena klientė parsisintė iš AliExpress, ar ten buvo su kristaliukais tokiais, tai kiekvienas kristaliukas yra įsuktas į paminkštintą popierėlį. Sako, aš kol išpakavau ten 9 prakaitą aliejų. Aš žinau, kad jie tokie, kur su stikliniais tokiais. Taip. Ar ne? Lietuvoje ten 14 000 kainuoja, galvoju, bandysiu. Nes aš esu girdėjus. Nežinai, kelias tai nutolimas realiai to daikto. Bet iš įvairių šalių, man atrodo, kažkaip jie ten tarpininkauja, gal ten persiunčia, nebūtinai iš Kinijos. Nu, va, reklama yra AliExpress'ai. Bet, va, sakau, įdomu, teko susidurti. Teko, iš tikrųjų. Aš pati irgi, kai įsirenginėjau, taip kirbėjo, bet pabijojau iš tikrųjų ir neužsisakiau. Bet vat, iš klientų iš tikrųjų matau, kad tikrai vienas kitas ne visi pasako, nes dažnai mes visada parengiam parinkimų dokumentą klientams su aktyviom nuorodom, kuris gali tiesiog nueiti ir nusipirkti, ar ne? Paspausti tik tai pirkti mygtuką ir viskas. Taip. Tai faktas, kad mes žiūrim, mes nesiūlom AliExpress, ar ne? Taip, yra Rebėjos ar dar kažko. Bet jie tada ieško atitikmenis, jeigu netinkama kaina ar kažkas ir suranda ir pasiteisina pasirodo. Dar vienas tipsas. Tipsas, negaliu pasakyti, nes pati savo patirtim to nežinau iš klientų, deal. Bet kaip iš tikrųjų yra... Bet gal pabandyti visai ir verta. Realiai, jeigu ten ne kosmosas, jo. Ne, ten tikrai pigiau, nes aš pati irgi... Robotus visi perka, ten iš Aleko siunčiasi, siurblius robotus, ten apdailos kažkokias juostas yra kažkas siuntėsi. Okei, ta prasme, aš nesakau, kad tai yra blogai, tiesiog aš to neparinkinėjau, tai mano darbas. Ne, tai iš AliExpress'o pradės, nesvarbu. Čia vėl ne partneris. Bet galėtų būti verslai tie. Interjero dizaineris. Nebūtinai ten, bet turiu minti, daug ten yra ir tas pats Amazon ar ten dar kažkas, kur tu interjero ten detalių visokiausių gali rasti. Bet va ir tų pačių detalių, ar ne, kaip ir sakė, pagalvėlės, ten kažkokios tai dar kažkas, tai ten tai tikrai labai nemažai jų yra. Tikrai taip, daug labai yra. Realiai žmogui netingint ieškoti. Bet interjero dizaineris vis tiek, manau, Lietuvos rinka apsistoja ir iš esamų interjero šitų parduotuvių tu ieškai, bet kas yra faina, kad jūs parenkat. Turiu minti, kaip tu sakai, aktyvios nuorodos yra ir tu gali nueiti pasižiūrėti ir tau pačiam ieškoti nereikia. Nieko daryti nereikia. Nes aš tai užmiegu beieškant realiai. Tikrai taip, tai čia darbas, čia iš tikrųjų darbas. Taip. Laiko užtrunka, reikia žinot, kur ieškoti, kiek pasirinkimo dabar yra. Labai ir domėtis reikia. Jeigu tu matai vizualiai, ar ne, ką interjero dizaineris pritaikė tavo objekte ir sakykime, matai akivaizdžiai nuotrauką, viskas kaip vizualiai atrodo, tai faktas, kad tu gali tada savavališkai tiesiog ieškotis AliExpress'e ir kažką labai panašaus iš tikrųjų surasti už tinkamesnę kainą. Ar kituose puslapiuose, nes vėlgi čia gal būtų toksai tipsas, taip, brangus dalykai dažnai, ne visada, bet dažnai būna kokybiški ir jie tikrai atitinka tą savo vertę, ar ne? Taip. Bet tai nereiškia, aš tokia, taip visada iš tikrųjų galvoju ir taip darau, kad ne visada tik labai brangiais, tai jau šimtais ir tūkstančiais kainuojančiais dalykais galima sukurti tą tokį visą prabangos efektą ir panašiai, ar ne? Tai nebūtina labai daug pinigų išleisti ant to, kad sukurti interjerą kažkokį labai prabangų. Tam tikri dalykai tik tai įvesti gali. Nes dažnai vėlgi akmuo, ar ne, žmonės labai vertina dažnai akmenį, bet jo neįperka, tai ieško atitikmenio. Taip, vizualiai galbūt jis, negalbūt, o tikrai jis neatrodo taip sakykime, svariai, ar ne, ar tas svoris to akmens yra visai kitoks. Bet tikrai įmanoma bendrai suderinant, čia mūsų toksai darbas yra, kaip mes sudėliojam viską. Tai va.
O klausyk, dabar dar taip šiek tiek nutolstant nuo viso šito, nuo tų tipsų, gal praklausiau, su komerciniam patalpom įrengimais dirbat irgi, ne? Taip. O su ko pačiai labiau patinka, kaip sakyt, pavyzdžiui, komercinės patalpas įrenginėti ar kažkokius tai gyvenamuosius, sakykime? Man asmeniškai namai. Namai, ar ne? Man asmeniškai namai, gal ir dėl to, kad didžioji dalis užsakovų buvo namai, tų komercinių patalpų netiek daug turėjom, iš tikrųjų vieną kitą, bet namai, nes aš taip juokaujant, iš tikrųjų su šiluma ateini į tuos namus, kai ten cementas ir apsigyveni. Ir tu kuri, ir remontuoji, ir eini žingsnis po žingsnio kartu, ir tada merki gėlės ir atsisveikini. Pagyveni, tada atiduodi jau tikriems savininkams. Ir visada klientam juokaudama sakau, žinokit, jūs dar čia negyvenat, bet mes jau čia gyvenam. Taip, jūs jau pagyvenot. Jo, mes pagyvensim, tada jau leisim jum pagyventi. Dažniausiai taip sakom. Tai iš tikrųjų man gal namai. Ir netgi labiau net ne butai, o namas, kada masė, sakykime, apimtis tai yra visai kitokia ir tikrai tos savirealizacijos yra daugiau negu 2 kambarių bute. Bet viskas okei. Mažame bute irgi labai įdomu būna išspausti iš to mažo buto kažką dar daugiau kūrybiškumo. Čia daugiau iššūkių, daugiau iššūkių su mažom erdvėm. Bet realiai, jūs prižiūrit tą procesą, realiai ir su darbininkais bendraujat ir taip toliau. Nes aš galvoju, ar jūs tik tai išsiunčiat, parenkat ir jau savininkai ten patys bendrauja, ar jūs tiesiog jiem leidžiat atsipalaiduoti, atostogauti ir patys viską padarot? Ir taip galima. Tai vėlgi arba su autorinė priežiūra projektas, arba be autorinės. Tai jeigu be autorinės, tai faktas, kad mes paruošiam, bet vis tiek kažkiek bent minimali ta komunikacija su meistrais vyksta. Nes paruošiama techninė dalis ir kyla klausimų pačiam užsakovui ir meistram kyla. Tai mes tiesiog prašom, kad duokit visą techninę dalį meistram, lai jie išsianalizuoja, surašom mum klausimus. Mes juos atsakom, uždarom tą etapą ir važiuojam toliau. O jeigu su autorinė priežiūra, tai faktas, kad nuolatos ir važiuojam ir komunikuojam ir dėl medžiagų, ir dėl tam tikrų, sakykime, dalykų ar trikdžių kažkokiu ir panašiai. Ir prižiūri, kaip priklijavo tą plytelę gerai, blogai. Taip, tai yra tikrai krūvinas darbas, aš įsivaizduoju. Čia yra ką veikti. Ten apsigyventi praktiškai. Ir iš tikrųjų mes visada taip apsidraudžiam, kad mes negalim atsakyti už meistrų darbų kokybę, ar ne? Nes iš tikrųjų ne mes juos samdom, ne mes jiems pinigus mokam. Tai yra jūsų asmeninė laisvė, ką jūs pasirinksit. Mes turim keletą brigadų, kurias visada rekomenduojam, laisva širdim ir žinom, kad tikrai viskas bus ok. Jeigu bus kažkas ne ok, tai tada komunikuos su mumis. Tai už jų darbų kokybę kaip ir daugiau mažiau atsakom, bet vėlgi neprisiimam atsakomybę. Kaip tu gali prisiimti? Negalim, ar ne? Tiesiog, o jeigu žmonės patys būna pavienius meistrus renkasi, tai darbų kokybė, jeigu plytelės blogai suklijuotos, mes nenudaužysim jų. Mes pasakysim meistrui, kad negražu, neturi tai būti, bet to, ką jis pagūšios pečiais ir nueis, ar ne? Tai jo, galimi visokie variantai iš tikrųjų. Ir su autorinė, ir be autorinės. Tai be autorinės tiesiog nevyksta ta komunikacija, labiausiai su klientu. Keletą susitikimų su klientu, bet jau mes ten nevažinėjom. Ir tada jis jau pats savarankiškai. Taip. Bet nepaliekam likimo valiai, va dabar jau senai iš tikrųjų yra vienas projektas paleistas, prieš gal pusę metų iškilo klausimų, ten kažkas dėl vonios ar ne, tai parašėm, mes tikrai visada atrašom, atsakom, jeigu tai susiję su mūsų darbu, tai čia nėra taip, kad palikom likimo valiai, uždarėm, atsisveikinom ir viso gero. Jeigu kyla klausimų, kad ir po metų ar 2 galima kreiptis. Tai yra garantija, darbų garantija. Žodžiu, aš nepykit, kad skaitau, bet tiesiog yra dar vienas klausimas iš žiūrovų, klientų, kaip čia klausytojų, pavadinkim taip. Bet čia yra iš užsienio klausimas ir net nežinau, gal viso aš čia neskaitysiu, bet klausimas tiesiog, ar įmanoma ir ar apsijimtumėt darbą nuotoliu. Turiu minty, žmogus gyvena užsienį, jis ten, tarkim, nenori užsienio dizainerių, nori Lietuvos dizainerių ir ar būtų įmanoma dirbti būtent per atstumą tos patarimus kažkokius duoti ir taip toliau. Net ir ne nuotoliu, mes tikrai nuvyktumėm, žiūrint, aišku, kokia ten šalis, į Ameriką nepriskraidysime. Ispanija, okei. Drąsiai tikrai galima nuskristi keletą kartų, susitikti su pačiu klientu, nes realiai iš tikrųjų pokalbis ir ta energetika su žmogumi vyksta visai kitaip. Daugiau dalykų gali aptarti ir sužinoti apie patį žmogų, nes kaip ir minėjau pačioje pradžioje, tai yra labai labai svarbu patį žmogų sužinoti, kokie jo pomėgiai, kokie įpročiai ar ne, kas patinka, kokia ta stilistika, labai daug išsikomunikuoti reikia pačiam pradiniam taške iš tikrųjų.
Tai tikrai be jokių problemų ir tada nuotoliniu būdu galima... Viską toliau dėlioti. Taip, nes Ispanijoje lygiai taip pat galima atrasti ir medžiagas, ir tiekėjus, ir partnerius kažkokius, kur galima parinkti plytelės ar grindis ar kažką tokio. Tai aš manau, kad jeigu tai būtų Europos Sąjunga, mes kol kas gaila norėtumėm, bet kol kas neturėjom užsienyje projekto. Tai vienas kaip ir pradžia tokia, sakykime, yra Rumunijoje. Tai iš tikrųjų drąsiai galėtumėm nuskristi ne vieną netgi kartą į ES šalį ir tiesiog atlikti paslaugą. Tai lygiai taip pat, faktiškai lygiai taip pat kaip ir Lietuvoje. Nes Lietuvoje, jeigu tai be autorinės priežiūros, tai mes, sakau, nelakstom į projektą, nuvažiuojam 2-3 kartus maks. Ir viskas. Tai tiesiog lygiai tas pats ir nuotoliu pat. Tai va, emigrantams, ar ne? Jo. Prašau. Turim. Ir užsienį. Jo, bet čia iš to paties klausimo dar kitas klausimas, nes aš manau, kaip ir apie mūsų darbą kartais ten nelabai supranta žmonės ir kyla jam klausimų, tai taip ir apie dizainerio darbą. Iš tikrųjų, man ir dabar pačiai iškilo klausimas. Prie to šito klausimo, jūs, aišku, ten apšvietimu, elektros išvedžiojimą, visų kitų, nutruminti padarot, o ten, tarkim, jeigu žmogus ateina pas jūs su namo projektu ir sako, nu, vat, aš nežinau, čia vos ne vamzdynus man padėkit pasireguliuoti, kaip čia turėtų būti. Tai darot jūs visus šitus irgi dalykus, nutruminti patarėt? Kapitaliai turbūt, ar ne? Nu, jau čia toks iš pagrindų gal aš imu jau šitą tokį klausimą, kad... Nes tiesiog buvo klausimas, ar patarė tais klausimais ir jeigu ne, tai kas tada patarė? Tai ar patarėt? Tai va dabar realus pavyzdys, nes turim vieną projektą Druskininkuose, kur senos statybos namas, 2 kambarių butas ir ten greunam sienas, didinam vonę, drabužinę darom, moteris gyvens ir panašiai. Ir iš tikrųjų vonioje senos statybos butas. Vamzdis ant vamzdelio, vamzdžiukas. Viską keisti reikia. Viską keisti ir viską griauti. Ir tie vamzdžiai iš tikrųjų tokių nišų pridaryta, jie paslėpti ten. Ir mums klausimas, jie yra reikalingi, nėra reikalingi, mes galim juos griauti, mes negalim, nes jeigu griaunam, tada atlaisvėja vieta, mes čia didesnį prastovą pasistatom, žodžiu, visokie niuansai, ar ne? Tai iš tikrųjų ne, mes nelendam iš tos dalykus, nes bet kokiu atveju kiekvienas turi dirbti savo darbą. Tai čia santechnikai turbūt daug. Taip. Mes nežinom, ar techniškai tai yra įmanoma padaryti, tai ta klientė iš tikrųjų netgi turėjo su namo pirmininku kalbėti, su dar ten kažkuo, ten, su santechnikai, su visais viską derintis, gauti leidimą, dėl kažko iš tikrųjų negavo ten leidimo, bet sakė, darysiu taip, kaip noriu. Tai čia nieko, paskui, kai norės parduoti, bus problema. Nu, tai tada jau taip. Nu, tikėkimės, kad ne, viskas bus gerai, tikėkimės. Tai iš tikrųjų nelendam iš šitos dalykus, nes tikrai ta atsakomybė tada būtų milžiniška, jeigu mes nupjautume laidus ir tada visam namui atsijungtų ten kažką, žinot, ar šilto vandens nepaduotų. Tai kiekvienas dirbam savo darbą. Jeigu reikėtų, žinoma, tada mes galim komunikuoti labai daug su santechniku ir su juo, ar ne. Jeigu klientas neturi laiko, neturi noro, man čia galva plyšta nuo visų reikalų, ar ne, jūs tiesiog padarykit, pasitikit. Jo, okei, viskas yra įmanoma. Tada važiuojam. Bet pačios ten neprojektuojam ir nedėliojam, kur koks vamzdis. Ne, tai ne iki tiek turbūt jo, nes čia jau... Bet vis tiek, tam, tarkim, elektros, tai jūs pavedžiojat, kur rozetas turėtų būti? Viskas absoliučiai, detaliai. Iki rozečių, ar ne? Iki rozečių, iki USB laidų, ledų, nišų, viskas. Tai būna tiek elektros planas, kas įeina jungtukai ir L-taškai, ir apšvietimo planas, ir jo valdymo planas, kur atėjus, kur tu įjungi, išjungi ir panašiai, ar ne, kad patogu būtų. Tai šitie dalykai, tai tikrai viskas okei. Netgi būna, kad užmetam, atsivedam laidą, pavyzdžiui, prie TV kažkur sakom, nu, gal norėsit leduką kokį čia pasidaryti, tai čia pasislėps tas ar ne, laidukas. O, gerai, maža ką. Sakau, čia mes paslėpsim, bet nepagalvoja. Net nepagalvoja, iš tikrųjų. O, gerai, sakau, nes dabar mes lendam prie sienų, jūs ateityje nenorėsit lysti prie sienų. Davai, sakau, atsivedam ten laidukas, tiesiog spintelė jį paslėpsim. Nereikės, nukirsit, užtepsit glaisto ir bus gerai. Tai to labiau, jeigu net nesimato, tai... Ne, viską. Nes šiaip pat ir klaida būna tų žmonių, kur būna parduoda tos butus, kur perka senos statybos, suremontuoja ir parduoda. Tai verslininkų pavadinkim. Tai dažna jų klaida iš tikrųjų, kad jie tiesiog urmų daro tuos butus ir jie nepagalvoja paprastų niuansų, vat kaip ir tu sakai apie tuos jungtukus. Nes aš vieną butą mes irgi su pirkėju pirkom ir padarė drabužinę, bet toj drabužiniai nėra apšvietimo. Tai prasme, realiai nėra net jungtuko padaryto.
Tai klientas nusipirkęs tą butą, jisai turi atsivesti tenais. Tai, nu, čia, vat, tai geriau tu tada, pirkdamas tą irgi realiai jau turmų per kitos butus, tai tu su tuo dizaineriu šiek tiek biškai pasidėliok. Ir šiaip, irgi tipsas, irgi mintis tiem įrenginėtojam, nes tikrai pamiršta žmonės. Tu ateini viskas, bet tai taip, ką man dabar daryti? Jo, bet, pavyzdžiui, aš prailgintoje atsivesti. Būna, irgi susiduriu, pavyzdžiui, kai ateini ir, tarkim, nu, va, yra kambarys ar ne, duris ir ieškai tu, kur yra jungtukas ir sako, ai, tai mes čia kažkaip tai planavom, čia kažkas tai nesigavo, tai kažkur tai ten neaišku, kur kažkur kampe. Nu, kažkaip nesąmoninga, arba, pavyzdžiui, būna kokios, sakykime, stumdomos ar ne, duris, spintos, atstumi duris, o ten pasislėpia jungtukai, kur turėtų būti visai atvirkščiai. Man yra tekę, iš tikrųjų, tenka. Kartais vietos nėra, nes tu ateini, duris atsidaro ir iš karto spinta. Iš karto. Tai būna, taip, bet būna kartais per žioplumą, tiesiog žmonės sako, nu, va, pražioplinam, nu, kažkaip pasako, nu, nesąmoningai. Mūsų tai dažnai klausia, sako, o tai kam ta rozetė ten, sako, ten kaip ir nei tema, kam į ten, sakom, o kur eglutę statysit? Va, nu irgi, va, tokie va basic dalykai. Ai, nu geras. Sakau, tai va, jį pasislėps už užuolaidų, bet kai bus kalėdos ir statysite eglutę, jūs turėsit kur pajungti lemputės. Taip. Va, čia tai geras. Nu va, ar ne, toksai. Kur 100 metų apie tas kalėdas. Tikrai įsirenginėjai namus, tai apie kalėdas negalvoji. Tikrai taip. Nu, tokie paprasti atrodo dalykai, bet mes pagalvojam apie tokius. Nu tai jo, tai čia jau tas, kaip sakant, dizainerė ir yra ta vertė tokia, ar ne, pagrindinė, vat, kad, nu, jisai numato. Taip, apgalvoja. Mato plačiau, negu kad žmogus paprastas pasižiūri. Tai tu gyveni tik tai tuo momentu, kaip dabar galvoji. Bet ir šiaip, dažniausiai, pavyzdžiui, galvoja apie įrengimą, nu tai gerai, lovas, spinta, stalas, ten kažkur darbo koks stalas, nes dabar daugumą iš namų, bet ten tokių rozečių, dar kažkokių jungtukų USB, tai, nu, pavyzdžiui, aš gal ir pati net nepagalvočiau. Bet apie pasidėjimą kartais žmonės nepagalvoja. Apie pasidėjimą lygiai tas pats, nes daiktų kartais būna daugiau negu ten, nežinau. Šiaip yra vietos ar ne, bet nu, kažkur tai susidėti reikia, sandėliuko nėra, dabar problema. Va, būtent taip, jo. Rūsys kažkoks senos statybos name kartais yra, kartais nėra. Net neini tą rūsą arba neranda žmonės. Arba neranda. Dažnai būna apskritai, kad 3 kambarių butas ir tik tai spintą turime tik tai miegamajame ir tai ten 2 metrų gal, kur visai, nu, 3 kambariai, tai greičiausiai, kad gyvens 2 arba vienas vaikas ir mama su tėčiu, ar ne, vienoje spintoje visiems sutilpti, kai tu pagalvoji faktiškai ir žieminiai rūbai, batai, koridorių spintos nėra. Kur jam dėti? Tada prasideda balkonai, visi kampai užgrūsti. Tai gerai, jeigu turi didelį balkoną ir ten gali pusę jo, žinai, atsiskirti ir pasidaryti. Nu tai va, būtent to, jeigu ne. Reikia tada pagalvoti. O žiūrėk, Milda, pavyzdžiui, pasidalink pati iš savo patirties, koks didžiausias galbūt buvo projektas pačios tavo, sakykime, per visą patirtį, ar ne, nu, kurį dabar atsimeni. Nežinau, galbūt ten didelės vertės, kažkoks tai namas, kaip pavyzdys, labai arba įdomus, galbūt nebūtinai labai vertingas. Bet... Arba nestandartinis sprendimas. Jo, nestandartinis kažkoks, nu, istorija kokia. Labai turėjom fainą ir mielą projektą Panevėžy iš tikrųjų, kur visai, mes pabaigėm jį jau prieš metus, bet iki dabar, sakym, čia yra the most wonderful ir the only one, tas projektas mūsų toksai, kur toks lengvai, kaip sviestu patepta, viskas ėjo, klientas visada buvo patenkintas, niekada nekilo jokių klausimų. Ir mes prieš mėnesį berods buvom nuvažiavę į tą projektą, pasibaigėm, pasidarėm fotosesiją ir aš įėjau į namus ir man perėjo šiurpas, nes aš matau, kad viskas idealiai yra padaryta būtent taip, kaip mes buvom užmanę, detaliai prie detalės. Jeigu kėdė būtent ta, tai būtent ta ir buvo nupirkta. Ir buvo tam klientui toksai niuansas, kad jis šiek tiek suvėlavo užsakyti kėdės ir sako, nebeturi jau rinkoje, man reikia 4, yra tik 2, sako, man reikia 4, galit pažiūrėti ką kitą. Jo, sakau, gerai, mes įkėlėm jam keletą variantų, tai jis būtent tą variantą vieną ir išsirinko. O kuris jums labiausiai patinka? Nu, toks buvo milžiniškas pasitikėjimas mumis ir viską taip idealiai įgyvendino tame projekte, kad, nu, tikrai gėlės yra širdžiai ir sielai, labai labai malonu, tai va toks labiausiai įsimintinas iš tikrųjų tas vienintelis projektas, kur tikrai, sakau, tu žiūri, eini ir tu žinai, kad tu atrodo jau ten čiupinėjai viską, nes tu kompiuteryje kūrė, ar ne, ir matėjai ir tas medžiagas visas rinkai, nu tikrai superinis projektas buvo, tai sakau, vienintelis kol kas, nes tikrai būna dažnai, kad nukrypsta šiek tiek klientai, ar ne, kad, nu, pasižiūriu, o kažką, nes
vėlgi vaikščioja po, nežinau, plytelių saloną. Ir tas gražu, ir anas gražu, ai, bet tą man parinkau, nu bet va, žiūrėk, ir tas visai jau, gal geriau tada tą, ir pradeda mėtytis, ar ne? Taip. Lygiai taip pat, kaip baldinės plokštės, mes stengiamės parinkti keletą variantų, ar ne, ir siūlyti kuo mažiau, ne 10 variantų, iš kurių galima atsirinkti, ar ne, 3-4 max variantus, atmetimo būdu atsimetam visada 2, lieka dar 2, ar ne, ir iš tų 2 išsigryninam, kuris bus pagrindinis. Nes tikrai kuo didesnė pasiūla ir kuo daugiau mato klientas, tada pasiūlė. Čia visur tas pats jo. Ir būna labai labai sudėtinga. Tai va šitame kliente, sakau, nebuvo jokių klausimų, jokių niuansų, viskas buvo, uoga. Čia yra uoga. Čia buvo namas, ne? Buvo namas. 140 gal kvadratų, toks nemažas. Ir viskas tikrai puikiai įrengta, iki pat užuolaidų. Tai labai labai visada gerų žodžių atrodo ir apie patį klientą. Nes ir klientas labai labai malonus, buvo šiltas, paprastas, nieko ten, nežinau, neįsivaizdinęs, nesupranta ir sako, kad nesupranta, o nevaizduoja, kad supranta, bet iš tikrųjų nesupranta, nes būna tokių dalykų. Tai jo, tas projektas, va, pasakė ir iš karto net, perėjau. Bet ir smagiausia tas, kad pasitikėjimas, ar ne? Begalinis. Nuo iki. Ir net po metų jis, jeigu mums rašydavo ar ten skambindavo kažkokio klausimo, mes atsakom ir jis sako, ai, nu tai gerai, paskambina, jau nupirkau. Rimtai, toks. Tas labai smagu. Tai labai labai faina, labai, nes, normalu, visi esam skirtingi, ar ne, kad gali suabejoti, gali pagalvoti, kaip ir pasitikiu, bet, aš moku pinigus, jis nieko iš tikrųjų, nors šiek tiek nepasisekė su sofa, nes transportuojant ten jie įbrėžė, jis keisti turi, bet būtent tą sofą pirko, būtent tą, kuri buvo padaryta. Pagal vadovėlį. Viskas gali vadovėlį. Tai nepasisekė, reikėjo ją grąžinti, bet jis taip, pozityviai gana pasakoja, kad, buvo niuansas, bet vėlgi mes negalim atsakyti už tai. Taip, tai jau tokių nenumatysi. Taip, nenumatysi, bet jis, sako, nepuoliau čia ieškoti kažkur kitur, sako, vėl iš to pačio, vėl tą pačią sofą užsisakiau, sako, kad pakeisiu. Tai labai gerai, sakau, tas žmonių sveikas irgi požiūris ir suvokimas. Ir, kaip tu sakai, jeigu kažko nežino, tai ir nebijo pasakyti, kad nežino ir neapsimeta. Čia irgi patarimas visiems ir mums lygiai taip pat ir visiems, kad nebijokim pripažinti, kad kažko nežinom arba kažko negalim. Tai yra ko paklausti. Yra visas galimybės. Dabar apskritai tokie laikai, kai mes galim bet kam paskambinti, bet kam parašyti, visokios, nežinau, socialiniai visi ten tie tinklai. Taigi visi konsultuoja, visi viską gali atsakyti. Ir visi, kiekvienas dirba savo darbą. Reikia nepamiršti, nes visi norim būti visų galų meistrai, ar ne? Bet pačios, ar ne, gyvenimiškose situacijose, nejaugi dabar pradėsiu gydyti, nežinau, kažkokią ligą. Man irgi, žinai, dabar pasisuko mintyse tas momentas, kad jau daktarais dabar jau beveik žmonės jau kaip ir baigia būti. Taip, tai jau šitą profesiją kaip ir atsidavė. Tai dabar pabiški tas atsisijoja ir visi pradeda būti savo srities specialistais. Tai tas labai labai faina ir labai gerai. Tai suvokimas bendras toksai jo grininas, ar ne, visuomenė, kad tikrai visi dirba savo darbus. Aišku, kaip, visi turbūt visų požiūris galbūt nepasikeis, ar ne vis tiek tas toks procentas visada tų bus žmonių, kurie viską gali, viską patys ir ten nieko nepasitikė. Čia nieko nepadarysi, čia dar kol išsigyvendins visas šitas reikalas. Bet ir mūsų tikslas turbūt, neįtikinti, ar ne, bet tiesiog padėti tam, kuriam reikia. Ir tas, kas nori. Tas, kas nori. Jo. Tai, žodžiu, aš turiu dar vieną klausimą iš irgi klientų. Žodžiu, žmogus perka, pavadinkim tą sovietinį seną būstą ir klausimas jo iš principo buvo, kiek gal kainuotų įsirengti ir ką būtų galima padaryti su tuo būstu. Gal kiek kainuotų, mes dabar nepasakysim tikrai, nes ir medžiagiškumas ir visa kita, jo, čia šiek tiek didesni tie skaičiavimai, bet aš turiu būto planą. Ir gal tu galėsi šiek tiek pakomentuoti, ką galima, ne tai ką galima, o ką įsivaizduotum ir ką pati galėtum pakeisti. Šiaip mes čia turim tokią situaciją, gal blokinis namas, tai blokiniam name tu gal tų sienų ten tai baisiai neišgriausi, bet palei planą matosi, kur storesnės, kur plonesnės. Ir mes dabar bandom taip šnekėti, neatsižvelgdamas dabar tiesiog į ten architektų nuomonės ir taip toliau, nes čia jau į techninius, nes tiesiog žmogui vis tiek mes patarsim, kad jeigu kažką greunam ar dalį ar visą sieną,
kreipiasi į architektus, bet tiesiog kaip tu įsivaizduotum, kaip reikėtų pastumdyti šitą planelį ir šitą būstą, ką tu pakeistum, nes čia vat yra įėjimas, čia yra koridorius, yra vonia su tualetu, yra tamsiukas, čia kambariai, čia virtuvė ir čia balkonas. Tai va, tai mes žiūrom įdėsim į kraštą, tiesiog, kad matytumėt tą planą ir ką mes čia galim padaryti iš jo. Tai iš karto man tada faktas, kad pradžia būtų komunikacija su klientu, kiek žmonių gyvens, kokie jų poreikiai, kiek miegamųjų reikia ir panašiai, ar ne? Tai ar reikalinga yra drabužinė, jeigu reikalinga drabužinė, tada galima projektuoti dar ir atskirą. Ir viskas priklauso nuo iš tikrųjų šeimos. Imkim tada tokį pavyzdį, nes kiek šnekėjom su žmogum, tai žmona, vyras, dukra. Drabužinės tikrai reikia. Nu jo, ir dukrai, ir žmonai. Jo, drabužinės tikrai reikia. Tai matau vidinės sienas, tai greičiausiai, kad būtų galima pasistumdyti, pasidėlioti ir tada daryti mažesnius, geriau jau miegamosius kambarius, bet turėti bendrą virtuvę su svetainę erdvę, kur faktiškai galima ar ne susimažinti. Virtuvė, aišku, yra labai maža čia, tik viena siena ir tai čia 2,5 metro, tik tai čia yra... Nežinau, 60 kaitlentė, 60 indaplovė, orkaitė, jau apačioje tada orkaitė, tiesiog, ar ne, tai sukti kampu būtinai virtuvę, griauti sieną ir pasidaryti svetainės ir virtuvės erdvę vieną bendrą, galvočiau, ir iš karto tada dėliotis miegamosius kambarius, kur iš tikrųjų miegamajame ar dukros kambaryje, nereikia vaikui tos didelės erdvės, ar ne? Visi jie nori didelių kambarių, bet žiūrėti pagal galimybės, ar ne? Tai nėra namas, tai yra butas, užtenka iki 10 kvadratų, čia jau maks, 8 netgi vaikui užtenka, kur talpintųsi spinta, darbo stalas, ar ne? Rašomasis stalas ir lova. Ir 3 pagrindiniai dalykai, kurie būtų svarbiausia, ar ne? Knygų lentynas, dar kažkokius dalykus drąsiai galima tam 8 kvadratų kambarį sugalvoti ir išdėlioti, ar ne? Miegamajame lygiai tas pats. Lova, spinta. Jeigu turim didelę drabužinę, kurią galima būtų susiprojektuoti kažkur čia, ar ne? Čia tamsiuka, čia vonia, o čia tualetas. Faktas, kad daryti bendrą, nes bendrame iš karto daugiau to oro, daugiau erdvės, viską kompaktiškai galima išdėlioti. Tualetas yra 1 kvadrato, 1,5. Visiškai šienėlės, kaip belė. Tai mano iš karto, va taip visai užmetus, mes visada, aišku, reikia persimesti tada į programą ir pasidėlioti, kaip įmanoma, ar ne, nes jo, galima galvoti, kad čia tik tiesiai, ar ne, tą sieną nuo virtuvės iki svetainės, kad bendrą erdvę pasidaryti, bet galbūt galima ir užkirsti kažkaip, galbūt galima šitoj vietoje čia drabužinę kažkokią planuotis, projektuotis per vidurį, ar ne? Tai viską iš tikrųjų brėžinyje, tada dėlioji, žaidi su tom sienom, pasidarai tuščią plyną tokį rėmą, ar ne, pačio buto, ir tada bandai dėliotis. Aišku, atsižvelgiant į tai, kad šitos sienos tikrai griauti negalima, kurie eina tarp WC ir virtuvės, bet užsukti link jos galima ir tikrai, dabar iš šito pokalbio dar papasakosiu vieną situaciją iš savo darbinės ar ne patirties, kad turėjom klientą, kuris perka naujos statybos butą, jam rangovas įrenginėja butą. Rangovo reikalavimas, nežinau kodėl iš tikrųjų, nes tai yra vienas stipriausių rangovų Lietuvoje. Jo reikalavimas yra, kad prie išorinių sienų jis negali daryti papildomų L taškų. Nieko papildomai negali daryti, tik prie vidinių sienų. Ir mes sakėm, susisiekit, jūsų vienu negali tai būti. Taip, jis patvirtina, kad ne, mes nieko papildomai nedarysim. Čia viduje. Yra išorinės sienos, ar net 2 išorinės sienos yra, ir prie jų jokių papildomų, nors ten sofos vieta ir galima tada būtų apsukti, kad ten geriau daryti TV vietą ir sofą kelti į kitą pusę. Ir tada TV mums reikia daug rozečių, ar ne, ir viršui ir apačioje, kad pasislėptų kanale laidai ir panašiai. Ne, negalima. Ir mes turėjom prisitaikyti prie tos situacijos naujos statybos bute, kas yra labai labai keista. Pirma, visai šviežia tokia patirtis buvo. Ir mes keletą kartų prašėm kliento, kad skambinkit rangovui, klauskit, ar tikrai, ar teisingai čia mes suprantam. Nes jis komunikavo, mes su rangovu nekomunikavom.
sako taip, patvirtino laišku, mums persiuntė, kad taip yra. Bet tai labai keista. Šiaip keista jo, bet iš viso kaip ta kalba gavosi, nes realiai tu, kai įsirenginėjai savo būstą, tai tu nelabai atsiklausi vystytojo rangovo. Gal kažkokie tai numatyti reikalavimai? Nebent klausimai sutartyje. Jis ima paketą iš pačio rangovo, kad jis įrengtų. Taip. Jis ima visą paketą ir, žodžiu, renkasi iš to, ką siūlo, ne keletas variantų įrengimo. Tai, sakau, labai buvo keista, nes tai yra naujos statybos būstas ir negalima. Viskas, mes prisitaikėm, prigalvojom kitaip ir viskas tvarkoja, prisitaikėm. Tai neslepiant ar ne, ir pačiam klientui sakėm, kad tikrai buvo galima išgalvoti tų idealesnių, geresnių variantų, bet prisitaikant tai yra tobula. Tikrai puikiai, jis patenkintas, viskas ok. Ir, nes virtuvėje lygiai taip pat mums kertinis taškas buvo, kad jeigu kaitlentė, tai tik toj vietoj, nes ten yra jau padarytas įvadas ir viskas, jau statybiškai, ar ne, padarytas ir kitur mes kelti negalim, tada jau mums variacijos ir žaidimas virtuvėje, nes yra tam tikros taisyklės, kur turi būti taisyklingas trikampis ir panašiai, mes negalim žaisti. Tai žodžiu, tokie niuansai. Sugrįžtam. Tai va, tai čia irgi lygiai taip pat reikėtų atsižvelgti, manau, į tai, ar galima ar negalima, sakykime, šitose vietose, tada va. Čia galimai bus kažkokia gal vamzdžiai, nes vis tiek nešanti sieną ir jinai, tiesiog, šiaip dažniausiai, kai yra kažkokia vamzdžiai, gal šiek tiek ir parodyta, bet ne visą laiką planuose, tai manau, kad šitą sieną negalėsime mes jos judinti. Taip, žaisti tada tik tai aukštom spintelėm ir panašiai. Tai iš tikrųjų aš asmeniškai tai matau, kad taip, vienas kambarys yra didelis, čia greičiausiai ir yra svetainė, 18-6 ar ne. Tai jeigu mes išsigriaunam tą sieną ir sujungiam su virtuve, galima padaryti tik tai mažesnį ar ne praėjimą ir drąsiai tilpti toje vietoje, sofą pasistatyti, nes į balkoną įėjimas tik tai šitoje vietoje yra. Tai drąsiai galima sutilpti ir turėti tada gana erdvius 2 miegamuosius kambarius. Jo, čia tiek kvadratų, kad tu gali, labai dideli kambariai, turime. Tai tu gali, iš tikrųjų pasidaryti tada svetainės virtuvės sąlyginai gaunas vos ne 16. Ar ten 15 kvadratų kaip pavyzdys, išjungiu. Tai šitą, bet tu gali pasidaryti 2 atskirius miegamuosius. Drąsiai, todėl kad ten 20 kvadratų. Taip. Tai tikrai, o sujungiant ar ne, pasiliekant svetainės 10 ir virtuvės ten tuos 7 beveik, jau 17 kvadratų gaunasi, nes iš karto, kada sienos nebelieka, tada atsidaro erdvė, ar ne, ir atsiranda oro toje erdvėje. Nes ir koridorius labai didelis yra. Taip. Tai vėlgi čia jį irgi gali imti lauk. Bet va, kaip dažnai senos statybos namuose apskritai tų tokių erdvių, pavyzdžiui, kaip koridorius, ar ne? Man sakau, tokios vietos erdvės apie nieką, kurios neišnaudotos, kurias tu tikrai galėtum kažkaip planuoti. Bet labai faina, kad dabar realiai tu gali tą išnaudoti, nes yra tie tamsiukai. Taip. Yra tie dideli koridoriai, kur tu išėmė tą sieną, gali pasidaryti įeinamas spintas. Realiai fantazijos yra labai daug. Ir kartais iš tikrųjų gal geriau tada imti tą senos statybos butą, jį susiremontuot, negu kad naujos, atsiprašau, bet naujos statybos išplanavimai kartais. Bet ir dabar, pavyzdžiui, kvadratūra, vien ar ne, 3 kambariai 50 kvadratų. Taip. Bet vėlgi, sakau, nuo išplanavimo priklauso, bet ta planeruotė daug duoda, bet, mažai kvadratų, sunku labai tilpt. Taip. Tai aš tai tikrai niekada nebuvau ir nesu prieš senos statybos butus, tikrai įmanoma, jeigu žmogus yra pasiryžęs tam dideliam tokiam remontui, griauti sienas, viską lupti lauk naujai, tai galima tokį iš tikrųjų rezultatą gauti, kad tikrai gal net ir geriau nei naujos statybos bute erdvės. Mes kalbam tiesiog savo nuomonę, tai kiekvienam reikia atsakyti, bet... Jo, tai kiekvienam savo. Tai va tokie komentarai būtų, kad griaunam lauk ir darom naujai. Griaunam lauk, gaunam 2 miegamuosius ir svetainę su virtuvė, žodžiu, kvadratų mums čia pakanka, o biudžetas, pasižiūrėsim tada su biudžetu. Jo, bet čia faina, kad vis tik yra galimybės. Jo, realiai 2 kambarių gali pasidaryti pilnavertį 3 kambarių butą. Jo, ir be tų sienų, be koridorių kažkokių ilgų, kur tikrai norisi erdvės ir oro namuose, kad
turėti tiesiog patogias ir šiuolaikiškas, ar ne, neuždarą tą virtuvę, ne, tualetą atskirą mažuliuką, ar ne, kur tu įlendi į tą vieną kvadračiuką nes ir tada praustavas būtų reikalingas jau pagal šiuolaikinius standartus WC, ar ne, po to nėra. Ten jau netelpa. Tai tokie būtų komentarai. Nu super, ačiū tau labai. Ačiū jums, merginos, fainiai pasiplepėjom. Skiriai tiek daug laiko iš tikrųjų, tai tikimės į daugumą klausimų atsakėm, kažkokiu tipsu tikrai gavot. Jeigu kažko negirdėt, praklausykit antrą kartą ir pasimkit, ką reikia. Stabdykit. Tai ačiū dar kartą labai, kontaktus paliksim. Tai bus kontaktai. Kam bus aktualu, tikrai galės susisiekti ir susiremontuoti, įsirengti namus su jūsų pagalba. Ok. Tai labai faina, o sekančiam kartui iš tikrųjų vėl sugalvojom paliesti vieną aktualiausių temų, tai yra subsidijos. Perkant nekilnojamą turtą, tai tiems, kuriems bus aktualu, tikrai kviečiam, kaip sakant, žiūrėti, nes turėsim subsidijų specialistą tiesiog. Tai... Ir kviečiam užduoti klausimus. Ir kviečiam užduoti klausimus, nes čia gera labai proga ne Facebook'e uždavinėti, bet užduoti jau konkrečiam specialistui ir vat, žodžiu, išgirsti visus atsakymus. Tai va. Tai ačiū merginos. Ačiū visiems. Iki kito karto.